sveikos, aš esu Patricija, o iNoriDar.lt puslapio savininkė ir jau ilgiau nei metus aš kasdieną jums rašau įvairiausius straipsnius, pradedant nuo kosmetikos priemonių apžvalgų, tęsiant apie mano gyvenimo asmeninius dalykėlius ir žinau, kad jums tikrai įdomu viską pasižiūrėti, taip kad nusprendžiau iš tikrųjų pradėti truputėlį gyvesnį bendravimą su jumis, išlysti ir nebebūti laido riterė ir truputėlį parodyti, kokia aš esu, kaip aš bendrauju ir kas pas mane apskritai vyksta. Tokiam lengvesniam susipažinimui aš pasirinkau papasakoti jums apie savo skonio mėgstamiausius produktus ir ilgai netęsusios, aš manau, mes ir pradėkim viską, nes produktų tikrai laukia labai daug. Su savimi turiu štai tokį didelį krepšelį, kuris yra kupinas įvairiausių dalykėlių. Ir aš manau, reikėtų pradėti nuo dekoratyvinės kosmetikos, kuri kiekviena iš tikrųjų, aš manau, yra pati svarbiausia. Ir taip, ką aš trauksiu, apie tą mes ir kalbėsimės. Patį pirmą matau, iš tikrųjų, Catrice maskuoklė. Tai yra iš tikrųjų visiška naujiena, kiek aš žinau, ir galiu pasakyti, žinokit, kad tikrai labai neblogas produktėlis. Man buvo kaip ir atradimas, nes produktų iš tikrųjų reikia labai nedaug. Iš tikrųjų, kad gal, aš nežinau, matysit, va tokio taškelio ir jis labai iš tikrųjų lengvai pasiskirsto, viską gerai užmaskuoja ir tikrai išlieka visą dieną ir leidžia man kasdien atrodyti gražiai. Tai buvo tikrai nepamainomas produktas, kasdien naudojamas. Tada turiu kelis lūpų blizgesius iš uoga. Man atrodo visą žinot, kad aš išsikrausčiau iš Vilniaus į Kauną ir iš tikrųjų tai buvo sunkus laikotarpis, nes gyventi tarp maišų, ieškoti 100 daiktų, kur ten viena maišė vieni daiktai, kitam ten kitkas ir svarbiausias dalykas, ko man iš tikrųjų labai pritrūko, tai buvo lūpų balzamas. Spalį mano oda iš tikrųjų labai stipriai išsausėjo, tiek čia, tiek lūpos ypatingai ir vėjas buvo toksai, nedraugiškas. Tai atsiminiau, kad turiu blizgesiukų, kurie veikia kaip ir lūpų balzamai ir iš tikrųjų labai drąsiai naudojau, jie labai tiko man kasdieną prie natūralaus įvaizdžio, tai ta prasme labai iš tikrųjų faini, gražiai blizga, tačiau nėra intensyvios spalvos, nėra tai, kad ilgai išliktų, tad kaip lūpų balzamą naudoti, pabrėžiant tai, kas gražiausia, aš manau, iš tikrųjų labai neblogas pasirinkimas. Tik iš tikrųjų yra vienas niuansas, tai yra, kad kai aš tik nusipirkau patį pirmąjį, man labai nepatiko iš tikrųjų jo kvapas, jisai toksai yra kaip citrinos, kažkas tokio su žolelėmis, tai kažkaip taip toksai specifinis iš tikrųjų, bet po kurio laiko aš iš tikrųjų pripratau ir dabar visiškai, ta prasme, net nepastebiu ir visiškai man netrukdo. Tai va, tada aš nekant apie makiažo priemonės, aš turiu Luminės CC kremą. Iš tikrųjų, daikčiukas yra labai geras, visos merginos internete iš tikrųjų labai rekomenduoja ir galvoju, kad tikrai reikia man išbandyti, nusipirkau, pabandžiau ir patį pirmą kartą užsitepusi supratau, kad jisai maskuoja geriausiai iš visų tokio pobūdžio priemonių. Tai ta prasme, jeigu aš kažkur einu, noriu rimtai pasiruošti, tai aš tikrai labai drąsiai tapuosi ir žinau, kad visą dieną tikrai atrodysiu gražiai, veidas neblizgės, net nenaudoju jokios birios pudros ir iš tikrųjų labai fainas dalykėlis, tikrai rekomenduoju atkreipti dėmesį. Tada mes turiu tokius 2 dalykėlius. Tai būtų, pirmiausia, norėčiau papasakoti apie antakių dažus, kuriuos visai neseniai gavau išbandyti iš mamos. Ir ten kažkas nukrito, labai daug žmonių pas mane vaikščiojo. Tai turiu tokius antakių dažus, kurie iš tikrųjų pakeitė mano visą antakių dažymosi rutiną, nes man atrodo daug kas pastebėjo, kad man nelabai sekasi dažyti antakius. Vienas gaunasi kartais kampuotas, kitas gaunasi apvalus ir iš tikrųjų aš nebijau, kad labai dažnai taip išeinu į miestą. Tad išbandžiusi šitus dažus, jie iš tikrųjų laiko gal 3 dienas, ta prasme po to labai lengvai nueina, bet suteikia iš tikrųjų tokį labai gražų, tankų efektą. Ir vat, kas man labiausiai patinka, tas, kad šitose vietose, kaip pas mane yra kokie 3 plaukeliai, jis padaro tokią kaip iliuziją, kad aš iš tikrųjų turiu daugiau tų antakių. Tai iš tikrųjų ir manau, kad tikrai labai nebrangus produktas, gal kada išmoksiu, parodysiu, kaip viskas dažosi.
Ir tada, kai aš panaudoju būtent tuos antakių dažus, aš pasinaudoju tiesiog Maybelline Brow Drama antakių tušu, kuris iš tikrųjų labai gražiai padaro. Čia viskas labai, ta prasme, išlieka visą dieną, užpildo tuščias antakių vieteles ir kai čia jau padažyta yra, tada man nebereikia pergyventi, jog pas mane tų antakių galbūt atrodo mažiau. Tik kad vienas dalykas man nepatinka, tai yra aplikatorius. Jisai, man atrodo, truputėlį per didelis net ir šitom vietom. Apie šitas vietas aš iš vis nešneku, nes tai yra iš tikrųjų gaunasi viskas per storai, viskas labai nenatūraliai, bet šitom vietom, tai ta prasme smulkiais judesiukais, tai iš tikrųjų gaunasi gerai. Ir svarbiausia išlaiko visą dieną. Tada apie akis šnekant, dabar galvoju, kur akį. Surasim. Taip. Turiu aš kelias blakstienų tušus, kurie, man atrodo, yra 4. mėnesį tarp mano mėgstamiausiųjų. Ir tai yra Essence Lash Princess. Ir yra Maybelline Rocket Volume blakstienų tušas. Šitas yra vandeniu atsparus. Vieno niekuomet nenaudočiau, nes labai blakstieną sulipina. Ir šito irgi vieno negalėčiau naudotis, nes jisai nėra vandeniu atsparus, o mano akys yra žiauriai jautrios, bet duete jie atrodo, ta prasme, žiauriai, tikrai labai gražiai ir labai dažnai sulaukiu klausimą, ar aš neprisauginau blakstienų. Tai bet naudoju šitas 2 priemonės, iš tikrųjų labai gaunasi geras efektas. Tada dar apie akis kalbant, turiu tokią Catrice Chocolate Nudes paletę, nežinau, matysit, nematysit. Tai tokia dvilypė nuomonė, nes produkto spalvos tikrai nėra labai gerai pigmentuotas, tačiau, kuomet aš dabar dienas leidžiu tiesiog namuose, vis tiek aš noriu atrodyti gražiai, pasitempus ir tokia subtiliai žavi bent jau, tai man šitos spalvos yra kaip tik ypatingai šita antra nuo apačios, nes tokia labai gražiai auksinė, tokia labai gražų kontrastą suteikia tarp mano mėlynų akių, tai ta prasme, tikrai man patinka, kasdienai puikiai prisitaikau, bet jeigu norėčiau kažko intensyvesnio, tai ieškočiau kitos paletės. Tada dar turiu, man atrodo, keletą turiu makiažo produktų ir vienas iš mano mėgstamesnių tai yra Zoella Kissy Missy lūpų balzamas, bent jau taip prašo, bet tikrai negaliu pasakyti, jog tai yra lūpų balzamas. Sakyčiau, jog tai yra lūpų dažai truputėlį kitokiame pavidale, nes šiaip tai jis iš tikrųjų labai gražiai dengiasi, tikrai labai gražiai atrodo, spalva labai mielai tokia rožinė, šviesi gaunasi. Ir net ir šiaip dienos metu man net neprireikia kažkokio lūpų balzamo, kažkokiais, bet kad ten aš naudočiausi jo būtent kaip lūpų balzamu ir net nežiūrėdama į veidrodį aš tepčiaus, tai tikrai ne. Ir tada dar turiu vieną purviną daikčiuką, bet be jo aš tikrai neįsivaizduoju savo makiažo viso proceso, tai yra Real Techniques kempinėlė, kuri iš tikrųjų padeda padengti viską labai lygiai, aiškiai, paprastai, pati gali reguliuoti, kiek tu nori intensyviai viską padengti ir turažę užnuokit nuo kovo mėnesio, niekiek nesusitrynė, reikia tik gerai prižiūrėti ir tikrai labai iš tikrųjų rekomenduoju turėti šį dalykėlį. Ir paskutinis daikčiukas, dar turiu vieną. Tai paskutinis daikčiukas tai yra iš Catrice tai Sun Glow Mineral Bronzing Powder. Tai yra bronzantas, kurį aš naudoju netgi kaip ir kontūravimo paletę, nes jame yra šviesą atspindinčios dalelės, kurios suteikia iš tikrųjų labai gražų kontrastą tarp tamsintų vietų ir tarp likusių šviesių. Ir galima pačiai reguliuoti, kokį tu nori intensyvumą. Ar tu nori, kad būtų paprastas dieninis makiažas, ar galbūt nori aiškesnio vakarinio kontūravimo. Tai iš tikrųjų labai patiko, naudojau nuo pačios pirmos dienos, kai tik gavau ir net, ta prasme, neįsivaizduoju, kaip galima dabar dažytis, nenaudojant būtent tos priemonės. Ir paskutinis makiažo produktas tai yra Essence Liquid Ink akių pravedimas. Aš jį turiu nuo balandžio ir jisai net neketina išdžiūti ir net neketina pasibaigti. Naudoju gal 5 kartus į savaitę, tai yra tikrai labai dažnas laikas. Ir jisai turi labai tokią fainą man plunksnelį, jinai tokia yra labai lengvai linkstanti ir labai paprasta su juo reguliuoti pravedimo storį. Ir laikosi visą dieną, netrukinėja, nereikia kartoti, kad būtų intensyvi spalva, taip kad tikrai rekomenduoju, atkreipkite dėmesį.
Tada galim įdėti prie tokių kelių valymo produktų. Tai turiu Rival de Loop akių makiažo valiklį. Jis iš tikrųjų mane labai nustebino, nes kaina yra absurdiškai maža kaip už tokio pobūdžio produkčiuką. Bet dirba jisai gerai, viską nuvalo, blakstienoms patinka. Ir ta prasme, nežinau, ar net kažką daugiau pirksiu, nes išbandžiau, man atrodo, visus valiklius ir šitas yra pigus, geras, kokybiškas ir jeigu ieškot kažko panašaus, tai irgi atkreipkite dėmesį. Tada turiu dar micelinį vandenį iš Mixos. Jisai man labai patinka vien dėl to, kad jisai tikrai labai gerai nuvalo makiažą. Tada atgaivina odą ir kai nuvalau viską, ta prasme, veidas lieka labai švelnus, glotnus ir toksai tikrai švarus ir mielas liesti. Tai netgi galiu pasakyti, jog tai yra pats mėgstamiausias mano micelinis vanduo, kokį tik esu bandžiusi. Ir jeigu dar nebandėt, irgi, kai turėsit laiko, išbandykit. Tada galim įdėti mes ir... Dar turiu vieną dalykėlį, tai yra lūpų balzamas iš Delija. Gavau į dovanų nuo Salomėjos ir iš tikrųjų, ką galiu pasakyti, jisai buvo labai fainas dalykas. Tik aš jau jį pabaigiau visai. Bet naudojau, aš nežinau, kas valandą dvi, man patiko kvapas, patiko konsistencija, patiko tai, kad neleido mano lūpoms labiau trukinėti. Taip, kad kai uogą panaudojau, radau galų gale šitą, tai šitą aš naudojau gal per 2 savaitės. Labai iš tikrųjų tik gaila, kad nėra Lietuvoje nusipirkti. Tada turiu dar keletą produkčiukų plaukams ir tai yra pirmoji, kurią paėmiau DAF plaukų kaukę, kuri turėtų mums iš tikrųjų padaryti taip, kad jie būtų lygus ir stiprus ir atrodytų kaip įmanoma sveikesni. Tai iš tikrųjų, ką žada, tą ir duoda. Faktas, kad tai nėra gydančioji priemonė ar kažkas tokio, tai yra labiau priemonė skirta, jeigu mes norime efekto čia ir dabar. Ir tikrai plaukai gaunasi gražus, spindintys ir atrodo tikrai sveikesni. O pas mane kaip plaukai yra tikrai labai susitim. Aš matau rezultatą. Tada turiu kitą priemonę, tai tokią aptečką Agafi purškalą plaukams, kuris turėtų paskatinti augimą plaukų. Tai negaliu iš tikrųjų pasakyti, jog tikrai jis ten skatina, kad po mėnesio aš turiu ilgiausius plaukus, bet tikrai tikiu, kad ingredientai esantys sudėtyje tikrai gali padėti mums turėti ilgus, gražius plaukus ir svarbiausia, kad jie būtų stiprus. Tai nežinau, iš tikrųjų, man atrodo, kad padeda. Tada dar plaukams aš visuomet naudoju 2 priemonės, tik tais pakaitomis. Tai yra DAF plaukų aliejus ir yra Marakeš nenuplaunamas plaukų kondicionierius. Be jų mano plaukai atrodytų tiesiog kaip inkilas ar paukščiukų lizdas, ta prasme labai sunku būtų susitvarkyti, jie nėra iššukuojami lengvai. Tad vienas iš šitų tikrai labai faini dalykėliai, abudu patinka ir nežinau, kada aš juos abudu pabaigsiu, nes šitas tai naudojasi žiauriai lėtai. Ir ką noriu pasakyti, tai kad netepkit joms sausų plaukų, nes man bent tai net ir keli lašeliai tiesiog labai suriebina plauką. Tada galim judėti mes ir prie kūno priežiūros. Kūnui priežiūrai turiu 2 daikčiukus ir vienas iš jų yra dušo želė. Ir tai yra Wellness & Beauty dušo želė su mango ir papajo ekstraktu. Ir vienintelis dalykas, kuris man patinka šiame produkte, tai yra tikrai tik jo kvapas, nes kvapas tai yra toksai labai vasariškas, primenantis vasaros rytus, kuomet tu atsikeli ir būna žiauriai karšta ir tiesiog nori ko nors tokio vaisiško, tokio galbūt arbūzo ar kažkokio šaltesnio obuolio, apelsino, nežinau. Bet kvapas tai yra tikrai labai smagus, tačiau jos sudėtis yra labai liūdinanti ir labai iš tikrųjų sausinanti odą. Ir ką aš noriu pasakyti, iš tikrųjų pasirinkau aš jį net ir žinodama, kad sudėtis nebus kažkas ypatingo, bet tiesiog aš visuomet parduotuvėje darau taip, kad aš paimu dušo želę, pauosom ir suprantu, patinka ar nepatinka, pirkti ar nepirkti. Ir jeigu aš neužuodžiu produktą, aš jo tikrai nepirksiu, nes man tai maudymasis yra kažkas tokio, pabuvimas su savimi, tai va, tai kaip aš sakiau, kad jinai truputėlį sausina šį dušo želę, tai aš naudoju tikrai labai man patinkantį kūno drėkinamąjį pienelį. Tai Airfly Body iš tikrųjų kvepia, tai ta prasme tikrai labai ypatingai. Tuoj sekundėlę. Jisai kvepia tokiais
apelsinais, mandarinais ir labai primena kalėdas, kuomet tiesiog atrodo, kai išsimaudai, išsitrini, kvapas lieka kokias 4 valandas, tai tikrai ir guli lovą apsikamšai ir užuodi tą kažkokį ypatingą apelsinų kvapą, tai tikrai atrodo, kad tuo ateis kalėdų senelis su maišu makiažo priemonių, būtų visai neblogai. Ta prasme, iš tikrųjų jisai drėkina ir atlieka visas savo funkcijas tikrai labai neblogai. Ir tada dar apie kūną truputėlį šnekant, tai turiu, kamštukas pakrito, turiu kvepalus iš Avono, tai yra Christian Lacroix bižų. Ir kai aš jos patį pirmą kartą gavau, tai taip išsėmiau, galvoju, ir taip, nežinau, tai tikrai nėra mano kvapas, ta prasme kažkas taip, anyžiai, kažkas tokio, ta prasme, visiškai netinkama man, tai tikrai galvojau, padovanosiu mamai ir sesiai, bet tada aš jį papurškiau. Ir kaip ir dabar užuodžiu tiesiog tokį žiauriai fainą cukrinį debesėlį, toksai labai saldus kvapas. Ir jeigu jums tokie patinka, tai pauostykit, tikrai labai faini. Ir tai yra kvepalai, kurių dėka aš gaunu tikrai begalę daug komplimentų ir manęs daug kas klausia, kas čia per kvepalai, kas čia ir tai. Žodžiu, žiauriai faini gauti tokių gerų žodžių. Ir tada dar turiu keletą produktų, tai yra veido priežiūros produkčiukai. Galiu pasakyti, jog spalio mėnesio viduryje maždaug mano veido priežiūros rutina pasikeitė, nes gavau išbandyti ambrozijos priemonių ir tuomet supratau, kad man jos patinka. Ir dalykas tame, kad kodėl aš pastebėjau skirtumą ir perėjau būtent prie šios kompanijos ir tikrai galvoju, kad toliau bandysim, žiūrėsim, kaip ten kas yra. Tai dėl to, kad kai aš išsivalydavau veido poras su tokiu metaliniu daikčiuku, aš nežinau, kaip jisai vadinasi, tačiau ten su kiekviena pora reikia padirbėti, kad neišeitų lauk. Tada viskas būdavo gražu, tuščias, ta prasme, švariau. Ir tada aš užsitepdavau bet kokį kremą, tikrai nesvarbu ten kokia kompanija, ir ryte atsikeli ir taip. Ir vėl viskas, ta prasme, juodi taškeliai, ta prasme, vaizdas būdavo, nelabai jaukus. O panaudoju šitas priemonės, aš turiu sveiką, gražią odą ir tikrai neturiu nė pusės blogo žodžio, ką pasakyti, kas man patiko ar kas nepatiko, ta prasme, viskas man buvo gerai. Tai va, ir šią priemonių liniją sudaro emulsinis makiažo valiklis brėkštais, iš tikrųjų tikrai labai gerai nuvalo makiažą, tik nevalykit vandenį atsparaus, nes nepašalins. Tada veido prausiklis Junda, kuris man labai patinka dėl savo kvapo ir konsistencijos. Tokia molinga priemonė iš tikrųjų. Ir mano nuomonė tai tikrai gerai pašalinanti nešvarumus, kurie susikaupia per dieną. Tada mes viską tonizuojam su veido toniko Gabija. Tada papurškiam veidą su veido drėkikliu, kurį sudaro damaskinių rožių pagrindas. Ir tada mes veidą patepam veido emulsiją Jorilę. Ir iš tikrųjų veidas atsigavo, jis nebėra toks sausas ir nebėra net ir galbūt toks riebus. Ir viskas gražiai dengiasi, oda atrodo sveika, spindinti ir net ryte pasižiūrėjusi veidrodį, aš tikrai nesijaudinu ir net galiu pasakyti, kad apsidžiaugiu. Ir einant prie žemiškesnių dalykų, negaliu susilaikyti nuo pirkimo Eirvik žvakių, nes tai yra žvakės, kurios kvepia tikrai labai nuostabiai. Visas kambarys kvepia labai skaniai ir dabar čia dar dega žvakė, suteikia kažkokį jaukumą, tokį nusiraminimą ir ta prasme, anksčiau aš tų žvakių nemėgau, bet kažkaip Liepos mėnesį būtent pasitaikė akcija Eirvik žvakėms, nusipirkau, pabandžiau ir nebeįsivaizduoju savo dienos tiesiog Eirvik žvakių. Tai tokie buvo mano patys mėgstamiausi produktai spalio mėnesį. Labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad kartu su manimi pabuvote šį laiką, pasižiūrėjote ir tikiuosi, kad dar artimiau susipažinsim kitose video, o dabar tiesiog labai norėčiau visoms skirti savo didelę šypseną ir pasakyti, kad susimatysim kitą kartą. Viską ir tai bus mano spalio mėgstamiausi produktai. Jau iš tikrųjų gintas tai praeis.